Vienas ryškiausių pastarosios savaitės įvykių – tai bitkoino kainos nesustojamas augimas, kuri nors ir trumpam, bet pasiekė $99 531 už vienetą kainą ir visai taip gali būti, kad po kol jūs pamatysite šį video, kaina jau bus pagaliau paaugusi iki $100 000 už vienetą. Šis įvykis buvo jau prognozuotas prieš 3-4 metus, bet visai taip gali būti, kad gan greitai prognozuotojai bus teisūs, nes realiai bitkoinui iki šios prognozės tetruko 0,69%. Mano asmeninė prognozė, sekant tai, kas vyksta su NATO konkurentais BRICS, o tiksliau su tuo, kiek BRICS šalis supirkinėja auksą, tikėtina siekiant juo paremti savo naują tarptautinę valiutą arba bent jau argumentuoti, kad jie turi auksų paremtą savo naujai kuriamą valiutą, tai mano prognozė, kad tiek aukso, tiek bitkoino kaina dar kurį laiką auks. Nes visai nenustepčiau, jeigu vakarų šalis, o tiksliau Amerika, kryps link bitkoino, taip kuriant atsvarą BRICS planams ir pradės promautinti idėją, kad bitkoinas yra geriau už auksą, nes tai ateitis, o auksas tai praeitų tūkstantmečių vertybių, kurios pati Amerika buvo atsisakiusi, nes ji nepasiteisino. Kriptovaliutų nemėgstantis JAV Securities and Exchange Commission, tai čia kaip pas mus Lietuvos bankas prižiūri finansų rinką, ten Securities and Exchange Commission prižiūri prekybą, tai jų vadas Geris 2025 m. sausio 20 d. traukėsi iš pareigų ir jeigu būčiau lažybas ir statymus mėgstantis žmogus, lengva ranka statyčiau ant to, kad su nauju bitkoiną mėgstančiais prezidentų ir valstybės efektyvumo ministru turėsime ir kriptovaliutas mėgstantį ar mėgstančią SECO vadovą ar vadovę. Tai nors realiai tiek viena, tiek kita žaliava yra visiškai spekulacinės priemonės, pačios iš savęs nekuriančios praktinės vertės, kaip klasikinės investicijos akcijų rinkoje, mano spėjimas, kad BRICS prisidės prie aukso kainos augimo, o vakarų pasaulis prisidės prie kriptosferos augimo. Vėlgi, tai tik mano spėjimas ilgalaikį laiką pastebėjus ir pasidėjus prie šio krištolinio rutulio. Ir pamačius pastarųjų 3 metų kone identišką vertės kilimą tiek aukso, tiek bitkoino, nevertinant šio stipraus ir gan staigaus bitkoino augimo pradžios po prezidento rinkimų per pastaruosius 3 metus aukso ir bitkoino kaina pakilo beveik tiek pat, tai auksas pakilo 41%, bitkoinas 43%. Liekant prie JAV, be bitkoino kainos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose labai stipriai aidėjo dvi žinios. JAV gyventojų kredito kortelių skola pasiekė visų laikų aukštumą. Aišku, kažkaip pamačiusi straipsnį šią temą, asmeniškai man nuostabos nekyla visiškai, nes amerikiečiai mėgsta savo kreditinės korteles kaip ir kavą, ir kai tik išeina nauja statistika, ši skola vis būna pasiekusi visų laikų aukštumas. Bet ko nelabai žinojau, tai kokio dydžio palūkanas amerikiečiai moka už savo kreditinės korteles. Tai jie moka vidutiniškai daugiau negu 21%. Tai sprendžiant šią problemą, Trumpas, kooperuojantis su 83 metų politiku iš Vermonto, Bariniu Sandersu, užsibrėžė naują tikslą uždėti lubas ant kredito kortelių taikomų palūkanų, kad jos neviršytų 10%. Tai amerikiečių kreditinių kortelių skola yra $1,1 trilijono. Kad būtų lengviau įsivaizduoti, ką tai reiškia $1 trilijonas ir palūkanos nuo tokio dydžio skolos, šiek tiek skaičių ir pavyzdžių. Jeigu amerikiečių skola šiuo metu yra $1,1 trilijonai, tai prie 21% palūkanų per metus amerikiečiai turi sumokėti $231 milijardo palūkanomis. Už tiek galima nupirkti visas Lietuvos akcinės bendrovės: Ignity, Telia, energijos skirstymo operatorių, Šiaulių banko, Litgridą, Amber Gridą ir visas biržoje prekiaujamos kompanijas, ir dar liktų kokie 220-225 milijardai. Tai va, tiek palūkanų moka amerikiečiai per 1 metus. Tai įvykdžius šį Donaldo Trumpo ir Bernio Sanderso planą, bankai ir kitos finansinės įstaigos surinktų nebe 231 milijardą, o maksimaliai 110 milijardų, kas vis vien yra nemažai, bet žmonėms tikrai bus lengviau gyventi. Ir kas dar mane labai stipriai nustebino, tai kad po šių žinių JAV finansų sektoriaus vertė kiek pakrito, tai bankų akcijų vertė pakrito ir finansinės paslaugas teikiančių kompanijų, bet nedaug, labai trumpam ir gan greitai atsistatė ir netgi paaugo vertė. Ir pabaigai spekuliavimo trigubo sverto amerikietiško S&P 500 fondo rezultatai. Tai kiekvieną savaitę investuoju po $20 plus investuoju papildomai tiek, kiek gavau iš nustatytų automatinių pardavimų jau turimoms investicijoms pasiekus atitinkamas kainas. Tai praeitą savaitę prie vienos iš pozicijų suveikė trailing stop loss ir realizavo skaitinę išraišką labai nedidelį 71 cento pelną, bet procentinė išraiška tai 3,55% pelno per 14 dienų. Tik pradėjus investuoti ir
retai kada būna smagu, nes pradžioje dažniausiai būna mažos sumos pinigų, tiek investuojamos, tiek uždirbamos mažos sumos pinigų. Nepamiršiu savo pirmųjų pasyvių pajamų gautų 2023 metų pradžioje, nuo 2022 metų gruodį pradėto formuoti dividendinio investicijų portfelio. Tai kaip ir idėjiškai smagu, kad kiekvieną mėnesį gauni pasyvių pajamų, bet tik kai 2024 metais balandžio mėnesį gavau virš $500, pasijuto toks, va čia jau kažkas apčiuopiamo. Kaip yra angliškas pasakymas, good things take time. Na ir grįžtant prie spekuliavimo svertinių ETF eksperimento, lapkričio 18 dieną daryta investicija yra paaugusi 4,47%, dar neparduota, ir lapkričio 4 dieną daryta investicija yra paaugusi 11,76%, taipogi dar neparduota. Tai beveik 4,5% ir 12% per 5 ir 19 kalendorinių dienų. Na ir dabar suinvestuosiu ir pademonstruosiu, kaip atrodo investavimo procesas į amerikietišką trigubos sverto fondą, investuojant po praeito pardavimo gautus pinigus ir papildomus $20. Aš šį eksperimentą darau per eToro brokerį, nes jis netaiko investavimo mokesčių, bet jisai uždirba iš spredo ir valiutos konvertavimo. Ir tokiu būdu uždirba ir iš manęs, jeigu nekonvertuoju valiutos iš eurų į dolerius ir valiutę, kur tai galima daryti nemokamai darbo dienomis. Papildomai uždirba iš prekiaujančių su svertu, skolinantis pinigus, ir dar visai smagi brokerio funkcija, kurią pats naudojusi, yra geriausių investuotojų automatinis kopijavimas vieno mygtuko paspaudimu ir nemokamai. Plačiau apie tai esu daręs video, įdėsiu nuorodą čia kortelėje. Tai prisijungus prie savo brokerio paskyros arba per web naršyklę arba mobilią programėlę, nesvarbu, procesas atrodys taip pat. Viršoje paieškoje rašau S&P 500 trigubos sverto fondo trumpinį SPXL, prie Direction Daily S&P 500 Bull 3X spaudžiu Trade, suvedu kiek noriu investuoti, $40 ir spaudžiu Buy. Tiek. Taip greitai ir paprastai atrodo investavimus. Jeigu dar nesate spraktelėję like mygtuką, būsiu labai dėkingas, jeigu skirtumėte sekundę laiko tam padaryti, taip labai padėdami šiam kanalui augti. Jeigu norite būti tarp pirmųjų gaunančių naujausią informaciją apie investavimą ir investavimo idėjas, taip pat spraktelkite ant subscribe mygtuko ir varpelio. Jeigu dar neturite eToro paskyros, galite susikurti per 3 minutės. Čia detali registracijos ir naudojimosi instrukcija ir video aprašyme rasite varinę registracijos nuorodą, su kuria registruojantis gausite eToro elektroninę knygą, kaip būti geresniu investuotojų. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kaip visad pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.